Akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla kartu su Prancūzijos ir Estijos mokyklomis nuo praėjusių metų vykdo tarptautinį Comenius daugiašalės partnerystės projektą Vibekam. Tai projektas, kuriuo siekiama sukurti jungtinį Europos meno muziejų. Mokiniai pateikia savo sukurtus meno darbelius, rašinius iš anksto nurodytą temą ir siunčia juos partneriams šalims. Spalio mėnesio pabaigoje Adolfo Jucio mokykloje apsilankė projekto Vibekam partnerių Prancūzijos ir Estijos mokyklų mokytojai. Svečius plungiškiai sutiko pagal visas lietuviškas tradicijas. Moksleivės tautiniais drabužiais sušoko kepurinė, viešnios vaišintos lietuviška juoda duona su druska bei tradiciniu sūriu. Salt on it? Yes, you must put on it, or you must just dip it. Take bread and dip into the salt. Projektinėme susitikime dalyvavo ir Plungės valdžios atstovai. Tai vicemeras Juozas Šlepetis, kultūros skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis, Saulės gimnazijos Senamiesčio mokyklos vadovai ir mokytojai. Visus susirinkusiuosius pristatė ir pasveikino Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, projekto koordinatorė Aldutė Kazlauskienė. Labadiena ir sveiki atvykę visi į mūsų mokyklą. Sveiki visi mėly svečiai iš Estijos, Prancūzijos, iš mūsų mielosios Plungės ir sveiki visi kaimyninių mokyklų, tėvelių atstovai, mokytojai, mokiniai. Plungės vicemeras pastebėjo, jog draugystė, ypač besitęsianti jau ne vienerius metus, yra naudinga visiems. Draugystė visada yra naudinga mums visiems, mes pažįstame vieni kitus, labiau pažįstame vieni kitus, mes matome, kaip gyvena būtent mūsų vaikai kitose šalyse, kažkiek patirties pasiimam iš jų, mes mokomės kalbų, mes bendraujame ir aš tikiuosi, kad tie projektai ir ateityje iš tikrųjų turės savo vertę. Viešnagės metu tiek estės, tiek prancūzės ne tik stebėjo mūsų mokytojų vedamas pamokas, bet ir pačios aktyviai vedė jas. Mokė mokinius prancūzų ir estų kalbų, piešimo paslapčių, lankstinių meno, kaip susikurti savo pasą, džiaugiasi mokyklos muziejumi. Mokytojai turėjo puikią galimybę palyginti savo ir kolegų iš užsienio šalių darbą, aptarti aktualias mokykloms iškylančias problemas, kurios dar kartą įrodė, kad skirtingų šalių švietimo sistemose yra daugiau bendrumų nei skirtumų. Comenius projekto darbo grupė aptarė nuveiktus darbus ir planavo tolimesnę projekto eigą, baigiamojo produkto Europinio meno muziejaus sukūrimą. Susirinkusių šalių atstovai ne tik vykdė numatytas projekto veiklas, bet ir susitiko su vietos valdžios atstovais, susipažino su Plungės įžymybėmis. Jucio mokykloje vykusiame šventinėme renginyje, pavadintame Comenius ir Etwinning galimybės ugdymo procese Prancūzijos, Estijos ir Lietuvos mokyklose, skambėjo mokinių dainos. Šokių rateliuose kartu su mokiniais sukosi ir mokytojai bei svečiai. Vyko žaidimai, madų demonstravimai, sceniniai skulptūrų pasirodymai, veikė mokinių piešinių paroda, portretų, natiurmortų, peizažų tematika. Visa projektinė veikla buvo demonstruojama filmukų pagalba. Geriausi dailininkai buvo įvertinti prizais bei kelialapiais į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejų Kaune. Nugalėtojus paskelbė projektų koordinatorė Aldutė Kazlauskienė. Pirmų ketvirtų klasių konkurse Vibekam laimėjusią pirmą vietą portreto piešimo kategorijoje kviečiame apdovanojimą atsiimti Fortunatą Tumenį. Antroji vieta skiriama už portretą Amandai Bričkutei, 3 klasės mokiniai. Ir trečiasis portretas, irgi turbūt matote, apdovanojimą pelnė Erlanda Namputė. 3 vieta. Toliau, kaip matote, šalia portretų yra 3 labai gražus peizažai į kairę pusę. Tai pirmasis peizažas ir pirmoji vieta peizažo piešimo kategorija skiriama Audrai Kvedaraitei, 3 klasės mokiniai. Antroji vieta, antrasis peizažas, žiūrėkite, į
ekspoziciją. Antroji vieta skiriama Danieliui Kundrotui, 3 klasės mokiniui. Antroji vieta. Trečioji vieta yra skiriama Austėjai Grabauskaitei. Matote, 3 peizažas. Dabar kalbėsiu apie 10 klasių konkursą. Taigi pradedame nuo peizažo. Pirmąją vietą laimėjo 10 klasės mokinė Laura Janulytė ir jai apdovanojimas ir kelialapis į Kauną Čiurlionio, Mikalojos Konstantino Čiurlionio dailės muziejų kitą trečiadienį, spalio 27 dieną. Prašom ir geros kelionės. Antrąją vietą ir kelialapį taip pat į Kauną laimėjo Elena Kudrotaitė, 5 klasės mokinė. Trečiąją vietą peizažo piešimo kategorijoje laimėjo Mantas Surplys, 5 klasės mokinys ir kelialapį į Kauną. Natiurmortų piešimo kategorijoje pirmąją vietą ir kelionę į Kauną laimėjo 10 klasės mokinė Sandra Lavžentytė. Mantas Surplys laimėjo ir vėl prizinę vietą, prizinės vietos, o konkurse vaikai dalyvavo 324 darbai. Ir trečiąją vietą pelnė ir kelialapį į Kauną Rasa Mažonaitė, 10 klasės mokinė. Pirmąją vietą portreto piešimo kategorijoje laimėjo Guoda Valaišaitė, 6 klasės mokinė ir kelialapį į Kauną. Antrąją vietą portreto piešimo kategorijoje laimėjo Lidija Šimkutė, 5 klasės mokinė. Ir trečiąją vietą laimėjo 10 klasės mokinys Žygimantas Kraujelis ir kelialapį į Kauną. Renginys baigėsi draugystės medelio lietuviško beržo sodinimu. Į orą pakilo balionai, simbolizuojantis 3 šalių vėliavas, su dalyvių ir svečių mintimis, linkėjimais užrašytais ant lapelių. Komenijos daugiašalio partnerystės projekto dėka mokiniai ir toliau susipažins su kitų šalių kultūra, tobulins kalbinius bei informacinių komunikacinių technologijų įgūdžius, plės kultūrinį akiratį. Graži Komenijos partnerystės tąsa ir toliau vyks su Twinning pagalba.